jausmelis, tai lėktuoju nuo kalno šokčiau su parašiutu, tik gyvybę nerizikuoju. Tai sveikuoliai jaunuoliai, aš esu Martynas Šnioka ir esu tatuiruočių meistras, parašiutininkas, ekstremalių sportų mėgėjas, bet visiems laiką prisistatau kaip tatuiruočių meistras pirmoje vietoje, nes tai yra profesija, mano gyvenimo aistra, tą darau jau 12 metų ir tikriausiai būtų keista nepapasakoti kažkokio feilo iš būtent šitos ryties. Tai jų, žinoma, būna dažnai ir praktiškai kasdieną, kai kažkokia plona linijėlė galbūt nusikryvoja, ją tiesiog pastorinė ir ištiesinė arba kažkoks atspalvis netitinka pradinio plano, bet vėliau tiesiog galbūt bendram paveiksliukė tas atrodo kaip intencija specialiai padaryta. Tai turėjau vieną istoriją prieš 11 metų, tik pradėjęs buvau tatuiruoti ir turėjau tokią klientę, kuri atėjo ir paprašė savo vaikų vardų ant riešų užtatuiruoti ir pasirodė, gera idėja, ne vyro vardą tatuiruoju, tai vaikai liks vaikais visą laiką, tai niekur jie neprapuls, tai sutikau ją padaryti, išsirinkom šriftą, viską, užsiklijavom kalkę, toks yra tatų principas, kad prieš tatuiruojant uždedam kalkę ant kūno, kad žmogus galėtų prieš veidrodį pasimavyti, pasimatuoti tatuiruotę, pažiūrėti, ar gražiai atrodo, ar geras dydis, o meistrui žinoma, tai kaip tos linijos padeda nepramesti proporcijos ir teisingai atlikti darbą. Tai va, sėdom, padarėm tas tatuiruotės, viskas gerai, klientė patenkinta, išėjo namo ir tik tais kitą dieną sulaukiu skambučio ir jinai man sako, žinai, ne tas vardas. Ištatuiravom Arūną, o buvo pasirodo Aronas. Tai man visai pasisekė, nes šriftas buvo dėkingas, lyg ranka rašytas, tai buvo tikrai labai nesunku paimti ir patvarkyti iš tos U, padaryti O ir viską sutvarkėm. Tai tokia pamoka buvo, kad 9 kartų pamatuok, 10 pjaukti, dabar kai darau užrašiukus kažkokius, tai duodu perskaityti 12 kartų, sako tikrai gerai, sakau dar kartą perskaityk, kad tikrai būtų ramu ir jau nebe mano kaltė būtų. Tai netgi net tatuiruočių pasaulyje nėra nepataisomų klaidų. Bet, kaip minėjau, mano kitas hobis ir aistra yra parašiutai ir parašiutuose tos klaidos gali būti iš tikrųjų nepataisomos. Tai kaip manot, kokia galėtų būti didžiausias koks galėtų būti feilas parašiutizme? Labai teisingai. Tai iš tikrųjų turiu nemažai patirties parašiutizme, šokinėjau taipogi galbūt apie 12 metų jau. Ir turiu padaręs virš 1000 šuolių iš lėktuvo, virš 500 šuolių nuo visokiausių kalnų, pastatų, tiltų ir panašiai. Bet tą, ką patyrėjau šią vasarą, patyrėjau pirmą kartą ir buvo tikrai įdomi istorija. Tai buvo eilinis tiesiog savaitgalis, atvažiavau į Kauno parašiutininkų klubą, kuris yra Pociūnuose, labai gražioje vietoje atvažiavau, susitikau su draugais savo, viską mes pasiruošėm parašiutų, supakuota, kameros įjungtos, aukštimatis veikia, viskas tvarkoj ir prieš kiekvieną šuolį mes susiplanuojam tą šuolį. Visą laiką apsižiūrim, apšnekam, ką mes darysime, kaip iššoksime, viskas yra labai sustiguota, nes iš tikrųjų šuolėje neturim daug laiko. Dažniausiai šuolis priklausomai nuo mūsų greičio trunka iki minutės laiko tik tais. Tai va, susiplanavom, susidėliojom viską. Ir einam į lėktuvą, atsisėdam į tą lėktuvą, eilinė diena, net nebe pirmas šuolis, nes dažniausiai per dieną padarom iki 6 netgi šuolių, tai nebe pirmas šuolis, kylam, viskas ramu, lėktuvė netgi kylant nebėra jokio streso, nes tų šuolių turiu virš 1000, tiesiog dar eilinis tik tai šuolis, galbūt yra šiek tiek streso, kad nesugadinti to šuolio, to plano, ką mes esam susitarę, tai visą laiką šuoliame prieš pat tą šuolį, kylant lėktuve, užsimerkęs, vizualizuoju, bandau įsivaizduoti, ką aš ten darysiu, nes tiesiog nėra laiko danguje galvoti, turi būti raumenų atmintis ir turi viską daryti taip, kaip suplanavęs. Ir kylam to lėktuvu, pakilom į 4 km, kas yra standartinis aukštis, iš kurio šokame. Ir labai svarbu yra, kaip iššoksim iš lėktuvo, nes nuo pat pirmų sekundžių iššokus iš lėktuvo mes jau skrendam ir norime būti šalia vienas kito su visa formacija. Ir atsistojom į duris, prie durų visi turi savo vietas, kažkas netgi galbūt jau lauke stovi to lėktuvo, laukia ir vedlys, kas veda šuolį, duoda signalą, kad visi šoktumėm vienu metu, tą milisekundę, kada kas turi iššokti, sako ready, set, go ir mes lekiam iš to lėktuvo. Ir, kaip minėjau, gali šuolis trukti nuo 5 sekundžių
iki minutės priklausomai nuo to, kaip mes krentam ir nuo to priklauso mūsų greitis. Tai iššokę tiesiog ant pilvo galim pasiekti iki 250 km greitį, bet jeigu neriame žemyn, keičiam kampą arba atsistojame, sumažinam pasipriešinimo plotą, tai galim pasiekti ir 450 km/h greitį, tuo metu, žinoma, trumpėja mūsų šuolis. Na ir viskas, šuolis dėliojasi puikiai, viskas pagal planą, skrendam, viską padarom teisingai, kaip kas turi būti. Na ir likus kažkur kilometrų 600 metrų iki žemės, mano šalme yra aukštimatis, kuris supypsi ir duoda man žinot, kad okei, toksai jau aukštis, mes turim skirstytis. Įsiskirstom tam, kad būtų laisva oro erdvė, kai skleisim parašiutus, kad tiesiog nesusidurtumėm vienas su kitu. Na, mes įsiskirstom, pažiūriu aukštimatį, 1,200 km, pats tas laikas skleis parašiutą, aš skleidžiu parašiutą, išsimetu tokią mažą meduzėlę, kuri ištraukia mano pagrindinį kupolą, bam, ir parašiutas susisukęs. Nieko negaliu padaryti, visiškai neturiu jokios kontrolės, nes žinoma, parašiutas susisukusiom stropom yra nevaldomas. Ir nepanikuoju, ne pirmas kartas, ir viskas tvarkoja, kai sako, ne pirma diena strokiai. Ir tiesiog bandau spręsti situaciją, ramiai reaguoti, nieko nepanikuoti. Bet maža bėdelė, mano parašiutas yra labai mažiukas ir labai greitas sportinio tipo ir tiesiog tos stropos nesimetriškai susisuko ir dėl to mane pradeda suktis, parašiutas pradeda suktis, mane guldyti ir kaip centrifugui, lėtai, bet įsisuka, o kai parašiutas sukasi, jis labai stipriai žemėja žemyn. Ir dar žinoma atsiranda labai daug tos G-force vadinamos išcentrinės jėgos. Ir tuo metu, kai jinai didėja, gali taip atsitikti, kad tiek stipri būtų, kad aš net negalėsiu pritraukti rankų prie savęs ir atsikabinti nuo parašiuto. Tuo pačiu visas kraujas iš manęs išteka, iš mano galvos į galūnes ir aš galiu net nuolpti. Aš neturiu daug laiko reaguoti. Čia viskas, turėkime omeny, vyksta sekundžių klausimas. Ir per tas kelias sekundės priėmų sprendimą, reikia atsikabinti nuo savo pagrindinio parašiuto, skleisti atsarginį, viskas bus tvarkoj. Tą ir padarau, atsikabinu, bam, atsarginis parašiutas irgi susisukęs. Nu, come on. Irgi susisuko parašiutas vien dėl to, kad aš kai sukausi su savo pagrindiniu, turėjau išcentrinės jėgos, nulėkdamas iš tos pačios jėgos ir susisukau. Ačiū Dievui, atsarginis parašiutas yra daug didesnis, jisai yra ne veltui atsarginis, o ne sportinis, su kuriuo pagrindiniu leidžiuosi žemyn, dėl to jisai daug ramiau skrenda, tiesiai, tik stropos susisukusios, bet pats nesisuka. Aš žinoma kontrolės neturiu, bet galiu tiesiog lėtai, ramiai atsisukti nuo to parašiuto, nuo to susisukimo ir tą darau. Ir iš tikrųjų norėčiau jums parodyti, kaip aš atsisukau, kol pasiekiau visiškai normalų veikiantį parašiutą, su kurio galėjau nusileisti. Ir pamatysit, kaip viskas vyksta, kiek aš ten laiko turiu tiems sprendimams priimti. Tai va, kaip matote, esu visiškai vienas danguje, savo ramiai skleidžiu parašiutą ir parašiutas visiškai susisukęs. Kaip matote, dar pradžioj manęs neguldo, stipriai nesuka, bet ilgainiui nelabai jau galiu kontroliuoti jo ir parašiutas nekontroliuojamai pradeda suktis, mane visiškai paguldo ir aš tiesiog atsikabinu nuo jo ir skleidžiu atsarginį, kuris visiškai susisuka taip pat. Visa laimė, kad aš esu labai geram taške, tai yra virš aerodromo, ne kažkur ten virš miškų ar link upės, ir parašiutas skrenda teisinga kryptimi, tai kol aš čia tvarkausi, nes dar rankoje laikau pagalvėlę, kuri atkabina mano pagrindinį parašiutą, tai aš ją įsidėjau į užantį, atsidarau šalmą, nes ten užrasojęs, na ir va, krapštausi, atsisukinėju, bandau išspręsti šitą reikalą. Bet va, viskas tvarkoj. Ir dar žiūrėkit, kiek daug aukščio turiu. Ramybė visiška, viskas tvarkoj. Galiu nusileisti ant tos išsvajotos, mylimos žemelės. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj... Tai iš tikrųjų šitoj vietoj, kai nusileidžiu ant žemės, tai apima neįtikėtinas jausmas, kad išgyvenau kažkaip visą šitą reikalą,
kaip čia man viskas pavyko, kokia čia patirtis buvo ir svarbiausia, aš visiškai sveikas. Nieko neatsitiko. Kažkiek neramina tas jausmas, kad aha, tai čia vėl taip gali atsitikti, ne? Kas čia buvo dabar, nes yra pirmas mano atsikabinimas nuo parašiuto, bet iš tikrųjų po to toks palengvėjimas apima, kai pamatau savo pagrindinį parašiutą besileidžiantį viduryje aerodromo. Nes būtų labai liūdna, brangus skudurai iš tikrųjų, jeigu jie nukristų kažkur tenais į upę ar į mišką ir reikėtų susirasti juos. Tai iš tikrųjų jo, visas šitas dalykas mane išmokino to, kad pirmas dalykas turi reaguoti situacijoje ir elgtis net ir tokiam feilė, kur nieko nebegali pakeisti, priimti jį ir tiesiog daryti, ką gali padaryti geriausio, kad iš jo išeit, išsisukt, nes ten nėra nei sekundės laiko pagalvoti, ką reikėjo kitaip daryti, kaip čia ką, o tiesiog veiki, darai ir sprendi situaciją ir tokie feilai, na, mane tai tik skatina eiti į priekį, nes aš tą pačią dieną tą parašiutą susipakavau, susidėjau ir toliau šokinėjau, kad neatsirastų kažkokia baimė, stresas ir kad tiesiog norėčiau, kad tiesiog galėčiau tęsti šitą savo veiklą. Tai iš tikrųjų linkiu jums to paties, kad visi šitie gyvenime ištinkantis feilai jūs pamokintų judėti į priekį, nesustot, kaip mano ledo ritulio treneris sako, jeigu per treniruotės nekrenti, neužsigauni, vadinasi netobulėjai. Tai linkiu jums su feilais tobulėti. Ačiū jums.